gali kentėti Prienų komandos rezultatai, tačiau matėme, ką šį kovingą komandą gali uždarinėti. Čia Linkevičius arčiau krepšio, 2 taškai su pražanga. Varydamasis kamuolį sustabdo šią ataką ir pakeičia ją į pozicinę. Ir Laimonas Kisielius yra Virginijaus Šeškaus komandos vizitinė kortelė, bent jau šiandien. Tuo tarpu uteniškiai turi galvoti apie greitas atakas ir taip varginti varžovus. Hazelis dabar jis yra ištripęs iki 1 taškelių mažesnio ir jį Lukauskis. Komandai nieko nebuvo atlikta neįtikėtinai įmantraus, tiesiog darinys 2 prieš 2, o čia dar ir perimtas kamuolys. Viskontas atakuoja iš toli ir pataiko. Hazelis nepataiko antrojo šūvio nuo baudų metimo linijos. Linkevičius perduoda kamuolį Čepukaičiui, Čepukaitis atakuoja ir užbaigė šį kėlinį. Legionieriai nesugeba suregzti atakos 100%-inėje situacijoje. Janavičius eina į greitą puolimą, perdama Šeškus perduoda Linkevičiui, 2 taškai. Mažėja ir jeigu ir toliau tų jėgų taip sparčiai mažės, gali būti, jog šeimininkai ir iššvaistys tą pranašumą, tačiau tokioms kalboms nes pozicinės atakas ir taip neleisti varžoms įgauti pranašumą. Čia Valeika, jo oro linijos. Valeika su kamuoliu ties tritaškio liniją, bando prieiti arčiau krepšio, Šeškus atakuoja iš toli, jo metimas. Šios dienos rungtynės Utenos Juventus klubui teks kuo greičiau pamiršti ir susikaupti gegužės 8-osios mačų jau Utenoje. Čepukaitis, jo dėjimas. Viskontas 11, Hazelis. Tokie yra rezultatyviausi krepšininkai Utenos Juventus gretose. Čia Viskontas dar 2 jo taškeliai, skirtumas mažėja iki 18, tačiau laiko lieka nepadoriai mažai. Klaido. Šiandieną Utenos Juventus komanda suklydo net 24 kartus, varžovai atsakė. Ten jau kiti reikalai ir kiti įvykiai, tačiau dar reikia laimėti antrąjį mačą, kuris vyks gegužės 8-ąją.